Hei jau, bičiuliai. Pradedam sekantį vlogą. Tai šiandien pakalbėsim su jumis apie didžiausią streeto nakedo problemą. Bet iš pradžių reikėtų nuvaryti, išplauti mocą, nes vakar pakliuvau į lietutį. Tai šiek tiek nelabai atrodo. Tai visi, kas vairuoja streetus arba planuoja vairuoti, dar apmąstymuose, tai tikriausiai viena iš priežasčių vėjas ant didesnio greičio. Tai kaip matot, įdėjau stikliuką. Lietuvoje kažkodėl tokių neradau, nieks neparduoda. Tai užsakiau iš AliExpreso. Šiaip kokybė visai patenkintas, viskas ok. Tik kad tie varžtai 4, kurie iš priekio laiko tą stiklą, buvo sidabriniai, nors stikliukas juodas. Tai čia vienintelis minusas, kuris buvo. Teko nudažyti tuos varžtukus. Tai va, jau kažkiek pasivažinėjau, patestavau tą stikliuką, veikia jis ar neveikia. Tai ką aš galiu pasakyti, kažkiek tikrai veikia, bet kaip tiksliai veikia, šiandien mes su jumis patikrinsim ir išbandysim kartu. Tai va, dabar varau plaut mocą iš karto, o po to su jumis nuvarysim kažkur į trasą ir didesniu greičiu prasilėksim. Tai šiandien va, turim gerą orą, ačiū Dievui, nes žada lietų. Tai dabar turim tokį langelį, porą valandų, iki gal 2 bus saulutė. Tai išnaudojam progą ir išvarom prasilėkti. Dabar va, 11 valandų, tai dar laiko tikrai turim nemažai. Prieš pirkdamas mocą irgi buvo apmąstymai, kokį mocą pasirinkti ir panašiai. Bet mano atveju buvo pamąstymai tokie, nes aš 8% ar 9% laiko praleidžiu mieste, važinėju mieste. Tai streetas čia yra tobulas variantas miestui, labai patogus, manevringas ir panašiai. Nors klausiau kitų nuomonės ir panašiai, tai dauguma sako, kad nusiperka streetą ir po metų keičia jau į kitą kažkokį mocą. Ar tai kelioninis, ar tai enduro. Ką aš galiu pasakyti dėl šios nuomonės, čia viskas ok ir jinai galbūt ir yra teisinga, bet kiekvienas turi viską pajusti ant savęs, praeiti savo patirtį ir nuspręsti, koks jam motociklas yra best. Iš grožio pusės galbūt supermoto ir yra gražiausi, bet streetai tikrai neatsilieka, irgi labai gerai atrodo. Aš žiūrėjau galbūt 10% grožis ir 10% funkcionalumas ir panašiai. Tai jau teko pavažinėti Australijai, tai maždaug įsivaizduoju, kas yra važinėti su stikliuku, be stikliuko ir kaip tai stipriai įtakoja. Neužilgo planuoju ilgą kelionę, 1000 km į vieną pusę, tai net galit pabandyti atspėti, kur aš važiuosiu komentaruose. Tai va, čia pasiruošti tai kelioniai. Tai šito stiklo tikriausiai bus mažoka, tai užsakiau tokį vieną papildomą stikliuką, vadinamas jis extensionas. Tai čia maždaug dar prisidės į viršų ten 10 ar 12 tomų, jis tiesiog čia maždaug per vidurį užsikabina. Tai tikiuosi nebus šūdas, laikysis ir tikrai padės, nes galbūt tie 10 tomų ir išgelbės man visą situaciją. Tai nuvarysim su jumis į H2O plovyklą, nusiplausim mocą. Turiu jau vieną tokią vietelę, kur nuolat plaunu. Kažkaip su draugeliu vieną kartą nuvažiavom, tai dabar nuolat tik ten ir važinėjau. Tai va, prasuksim ratuką pro centrą ir varysim nusiplaut. Blemba, kiek čia dubiutų. Tai kai labai daug mašinų, kamščiai ir panašiai, tai visada apvažiuoju mašinas, bet jeigu stovi va čia keletą mašinų, tai visada sustoju paskui. Paskutinį 1000 km vidu tokia statistika, užsirašau telefone visada, kokia yra rida ir kiek pilu degalų. Tai va, jau 5 kartus, 5 ar 4 bakai, viską užsirašiau, tai vakar paskaičiavau, tai gaunasi vidurkis 5,5 100 km. Tai visai sakyčiau neblogai, o pas mane 90% turbūt yra miesto ir tik 10 trasos, tai sakyčiau trasoj turėtų mažiau 5 net valgyti, kiek įsivaizduoju. Tai va, turėsiu kelionę, bus matys, kiek valgo. Tik va dar svarstau per vieną dieną 1000 varyt ar padalint per 2 dienas, nes kiek klausiau žmonių, kas su streetais važinėja ir panašiai, tai yra tokių psichų, kurie per dieną pravažiavo štuką kilo, bet čia sako jau jokio malonumo. Tai tikriausiai padalinsiu į 2 dienas.
Ai, gal čia į kairę pasuksim. Na, nesuspėjom, teks pastovėti. Beje, hebrytė, kas turit GoPro dureles su skilutė tokią laidui prisikišti, tai parašykit komentaruose, susisieksim, įsigysiu iš jūsų, nes kol kas negaliu surasti niekur. Blemba, koks trumpas žalias čia. Eina savo. Kosmosas. Ką dar norėčiau pasakyti, kad tikrai norėčiau pagirti mūsų Lietuvos automobilių kultūrą ir motobrolių kultūrą, nes labai dažnai, čia 9% atvejų važiuoju tarp juostų, visada žmonės mato ir pasislenkia į šoną, į dešinę ar kairį, kad tu turėtum daugiau vietos pravažiuoti. Tai čia labai wow. Didelė pagarba, bet visada atsiranda tas 1 ar keletą procentų tų žmonių, kurie nekenčia motociklo. Čia iš karto matosi. Kaip pavyzdžiui, pravažiuoja tarp 2 juostų iki pačio priekio, važiuoja kažkokį kitą kelią ar sankryžą, nesvarbu, ir kad žmonės mato, kad tu važiuoji pirmas, o jie čia stovėjo belenkiek laiko. Tai iš pykčio spaudžia dugną ir nepraleidžia. Tai vat, pasitaikė gal tokie 2 per 2 mėnesius, o šiaip visi labai pagerbė elgesį. Tai tikrai galima laiką paspausti tokiem. Tai jeigu jūs tokius gerbėt, tai irgi uždėkit laiką, kad būtų tokių žmonių kuo daugiau. Ai, beje, hebrytė, dėl mikrofono garso. Tai po pirmo vlogo maksimaliai patobulinau, kiek galėjau mikrofono garsą, tai dabar turėtų būti arti tobulumo, tik man vat kažkodėl aukštų trūksta. Tai pažiūrėsim, gal nustatymuose kažką sugalvosiu, bet ką padariau, tai tiesiog uždėjau ant pačio mikrofono tokią kempinėlę. Stipriai labai padėjo. Taip, laisvų vietų mes turim ar neturim? Turim, puiku. Labai gerai, ilgai neužtruksim. Tai pirmą kartą, kai ploviau, tai bijojau. Ten iš apačios tik atsargiai, jau paskutinius kartus plaunu visą pilnai. Tai irgi galit parašyti komentaruose, kaip darot jūs. Taip, viskas, turime. Nu va, dabar palaukiam minutėlę. Tai visada naudoju kiek čia programų. Turbūt 3. Jo, putos, po to šampūnas ir iš karto sausinimas. Tikrai 3 programų užtenka. Rezultatą pamatysit patys. Gerai. Važiuojam. Šampūnas. Išsausinam. Ir bus done. Nu va, ir viskas, švaru. Dabar dar mes sausinimą padarysim, kad būtų motas sausas ir bus gerai. Nu va, dabar važiuosim su jumis į autostradą, nuvažiuosim ir rodysiu jums, kaip veikia stikliukas. Ir ar jis tikrai veikia, ar apsimoka tokį dėti. Tai šį klausimą šiandien pasitengsim jums atsakyti. Nu va, jeigu jau tiek mašinų, tai jau stengiuos į priekį prasivažiuoti. Va. Oi, kaip gerai, vėjelis pučia. Jau nebe taip karšta. Gerai, tai hibrytė, tikriausiai dabar su jumis susitiksim magistraliai. Nes čia nieko įdomaus nebus pakeliui, tai aš davažiuosiu ir prisijungsiu. Nu va, mes jau vietoj. Pamiršau jums parodyti, kaip atrodo išplautas mocas, tai trumpai jums parodysiu ir važiuosim testuot. Nu va, jau beveik ir išdžiūvo. Tai maždaug taip. Tai 3 programų tikrai žinokit pakanka. Išsiplauna ko puikiausiai. O dabar lekiam. Gerai, tai dabar pakalbėsim apie komfortą su strytu magistralėje. Tai kokia yra situacija? Tai pavyzdžiui, jeigu važiuojam dabar 100, tai visai komfortiškai važiuoja, vėjas pučia, bet nestipru, jokios apkrovos ar įtampos kaklui visiškai nėra, važiuoji atsipalaidavęs.
Vėjas pučia maždaug va čia kažkur prasideda vėjas, šioje vietoje. Jau aukščiau pučia vėjas. Pavyzdžiui, bėgėjomės mes iki 110. Tai 110 situacija stipriai nesikeičia, šiek tiek stipriau pučia vėjas, bet labai panašu. Vėjas irgi taip pat maždaug iki kameros, va čia. Jo, maždaug va taip. Žodžiu, maždaug iki krūtinės pučia. Jeigu mes pradedam bėgėtis dar greičiau, va 120. Tai 120 čia, manau, yra tokia maksimali riba, kada tu ilgai važiuosi ir nepavargsi. Kaklas galbūt šiek tiek jaučiasi, jau tokia apkrova nuo vėjo yra minimali. Bet čia, man atrodo, net ilgoj distancijai nepajausi. Tai va, tokių greičių čia yra maks, kad važiuoti ilgai ir komfortiškai. Bet vėjas pučia panašiai, maždaug iki krūtinės. Važiuojam 130. Tai tokių greičių jūs jau jaučiat gana stipriai apkrovą kakloj. Taip jūs ilgai nepravažiuosit. Aš buvau pravažiavęs 100 km, bet kitą dieną man šiek tiek kaklas jautėsi. Tai čia jau ilgai su tokiu greičiu nepasivažinės. Irgi dar vienas yra toks niuansas dėl šito vėjo, nes čia dar irgi priklauso, į kurią pusę pučia vėjas. Šoninis, dešinė, kairė, ar tai iš galo, ar tai iš priekio. Tai čia irgi viskas įtakoja. Jeigu važiuojat su vėju, tai galbūt jūs važiuosit 130 ir nepavargsit. Bet jeigu jūs važiuosit prieš vėją 130, tai čia jau bus kosmos. Tai maždaug taip atrodo ta situacija, kaip buvo prieš tai, be stiklo. Tai be stiklo tiesiog pučia tau ne į krūtinę, o per visą kūną, visur. Nu kaip visur, aukščiau kojų. Pučia visur, viską tu jauti. Tai tikrai prideda komforto, uždėti tikrai apsimoka. Tuo labiau, jeigu mėgstat pasivažinėti kažkur toliau magistraliam, šiek tiek didesniu greičiu, tai tikrai patariu. Jeigu, pavyzdžiui, pasilenkti, taip, nu tai tokiu atveju galima važiuoti ir 200, čia jau vėjo tu tikrai nepajaus. Bet jeigu adekvačiai, lygiai komfortiškai važiuoji, normaliai sėdint, tai 120 mano atveju yra komfortiškai. Ja, 130, matau, kai dabar važiuojam atgal, tai tikriausiai mes važiavom su jumis su vėju, o dabar prieš vėją. Tai šitie 130 km jaučiasi dar labiau. Tai pabandysim sumažinti greitį, 120, jo. 120 jau nėra tokio komforto, kaip buvo, kai mes važiavom į kitą pusę. Tai įtariu, prieš vėją bus komfortiškai kažkur 110, to išbandysim. 110. Jo, 110 normaliai. Kai tai kita pusė buvo 120, tai čia 110 atrodo dabar vienodai. Gerai, chebra, prisijungsiu aš mieste. Tai tikiuosi, chebra, atsakiau visus klausimus dėl stikliuko. Dabar žinosit, verta ar neverta. Mano atveju tikrai verta ir galiu drąsiai rekomenduoti. Tai čia jau toliau jūsų sprendimas. Kitas dalykas, nuo šiandien pradedu pirkti loterijos bilietus kiekvieną vlogą, kol nelaimėsiu 1 milijono. Kaip juokingai neskambėtų, bet taip, aš taip darysiu. Tai jūs galite tiesiog stebėti, kaip man seksis, arba galite dalyvauti kartu. Paklausit, kaip jūs galite kartu dalyvauti. Tai viskas labai paprasta. Komentaruose tiesiog parašykite kažkokią įdomią, juokingą situaciją apie loterijos bilietus, arba tiesiog parašykit bet kokį komentarą ir jūs automatiškai dalyvaujat. Kaip mes rinksim nugalėtoją iš komentarų? Tai tiesiog komentaras, kuris surinks daugiausiai laikų, tą mes ir išsirink. Ką gaus toks laimėtojas? Tai jeigu aš laimiu kažką loterijoje, tai iš karto dalinam prizą per pusę. Tai va, dabar nuvarysim nupirkti bilietuką. Tikė, vieną man Vikingo loto bilietuką. Kortelę, jo. Ačiū visą. Viskas, bilietuką turim. Bandysim laimę.
Tai viskas, chebra. Šiandienai tiek. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo ir susimatysim kitame vloge. Iki. Chebryte, pamiršau vieną svarbų niuansą. Kiekvienas jūsų laikas labai svarbus, kadangi 50 laikų vienas nupirktas bilietukas. Kuo daugiau laikų surinksim, tuo daugiau bilietukų pirksim, tuo greičiau laimėsim vieną lemą. Rezultatas visada skelbsiu Instagrame, tai kam įdomu, stebėkit ten. Istorisus visada kelsiu, sukursiu atskirą highlightą, visi rezultatai bus ten ir laimėtoja taip pat. Viskas, dabar tikrai, iki kito karto.